ant rankikį turiu biškį padirbti jau. Tai visi realistai širdie turbūt yra. A čia nenulėksi jie iki Amerikos. Saulė eini išpiešti. A mes čia tikrai nusileisim. Aš išlipsiu, tiesiog noriu parodyti žiūrovom, į ką mes čia vėliamės. Nu tai ką, bičiuliai, šiandien jau vėl nauja diena, naujas vlogas. Varom šiandien iš tikrųjų įdomią dieną į Šilalę, šalia Šilalės, čia Pajūris miestas vadinasi, į batalioną tokį. Duos techniką pavairuoti, duos iššauti. Tai varom pirmas planas mūsų su kariškiais pasikalbėti, po to mes visą kitą turėsim, nu, ne pramogas, bet tokį instruktažą, kaip kariškiai dirba ir mokinasi. Tai manau, kad bus gera, įdomi, efektinga diena. Aišku, karšta šiandien diena, tai kepsim, prakaitas liesis, tai bus gerai. Tai smagaus žiūrėjimo. Tai susimatome dabar tenais. Stengiamės bataliono miestams, mūsų kariams, kai nors žymų pasižymėjusių šių kraštų atstovą pristatyti. Čempionas Rokas Baciuška. Ačiū už pristatymą. Ar turim dar ralistų kokių nors nors vieną? Tai visi realistai širdie turbūt yra. Keliukus visus prabandė, čia turbūt kas yra iš čia ir yra iš toliau. Tai sveiki, esu Rokas Baciuška, malonu matyti jumis. Nežinau, kas žinot, pakelkit rankas apie mane šiek tiek. Ok, mažai. Žino šiek tiek. Vieną smagų dalyką pasiūlė pavažiuoti su nuominiu kartingu. Pravažiavom vieną kartą ir kažkaip, kaip pasakyti, pralekėm, tai ten nežinojau nei stabdis, nei gazas, ką reiškia. Kiekvienose lenktynėse ant krūtinės nešiesi Lietuvos vėliavą. Koks jausmas atstovauti šalį pasauliniu mastu? Tai atsakomybė turbūt, galėjimas parodyti, iš kur mes esam kilę, turbūt maža tauta, daug ką esam nuveikę, ne vien iš lenktynių, ir iš visų kitų sportų, ir iš kitų profesijų. Manau, ir visą laiką nešiuosi tą Lietuvos vėliavą ir galvosi, žinai, kad maža tauta, daug esam padarę. Galite atsistuoti, kas uždavė tau klausimus? Nu, aš duosiu su akinukais vardas, nežinau. Ateik ranką paspausi, tu gausi dovanų. Na, paduoda. Matai, koks mažas esu, ne? Dar kartą dėkui, kad padedate motyvuoti mūsų kariuomenę. Ačiū jums. Ir dėkui, kad garsinat Lietuvos vardą. Vis tiek, Lietuva maža, esam maža šalis, bet turim tokių didžių žmonių, kurie pasiekia savo. Ir esat geras pavyzdys, kad nuo pat mažų dienų užsibrėžus tikslą gali pasiekti labai daug. Ir žmogaus galimybės yra neribotos ir svarbiau tik tais reikia noro. Tikrai neribotos, reikia tik turėti čia biškį. Psichologiškai viskas, gali viską nugalėti. Tai va, sėkmės vyrai. Sveikas, Rokai, tai čia pakalbės sveikas atvykęs į pirmą ugnies bateriją. Pristatysim jums esminius ginklus, ką naudojam. Čia iš lengvųjų ginklų, kaip sakė artilerijos, pagrindinis ginklas. Gal kažką esi matęs? Šitas standartas esu matęs turbūt. 36. Tai taip, greitai papasakos kiekvienas karys apie vieną iš ginklų daug ir tada praeisim prie sekančią etapą. Gerai. Gerai, ant rankikį turiu biškį padirbti jau. Gerai, tai surinksi dabar šitą ginklą. Reikės prisiminti, kaip. Na, čia yra tokie greveliai, statai juos ir tiesiog įvažiuoja grąžinamoji spiruoklė, pistoletinė ranka. Kai Lego. Nu ką, mes palei programą šiaip norėjom lenktyniauti su tojama ginklų surinkimu, bet sakom vis tiek nesąžiningai. Ne, savo. Ja, bet kadangi su lenktynėm susijęs greitai įsiminti, viską greita reakcija ir visą kitą, tai mes kitokį iššūkį padarysim. Ai, po to reikės atsirinkti, kurio šautuvo dalis jaučia. Aha. Darom. Na, dabar pažiūrim. Pamėginam, turi du ginklai susirinkti pilnai.
ir dar turi likti kelios dalis. Nu davai, pabandėm tada. Gerai, čia tas. Aš taip imsiu, ką aš prisimenu iš karto jau. Ką aš iš karto prisimenu. Okei, šitą. Gerai. Pistoletą turim. Turim, ane? Gerai, bandau šitą imti. Okei, aha. Žiūri į dėžę, kai į šaldytuvą vakarais, ką gero pasimti. Viskas? Tai žiūrė, gal dar ką nors įtirpti. Nu, ką žinau, galimai. Viskas. Tai viskas? Ką? Tai iš tiesų, Rokai, žinok, tikrai netarnavai. Netarnavęs, tikrai esi. Tai ganėtinai įspūdinga, aš nežinau, kažin, ar jaunas atėjęs karys taip surinktų. Aš matai pas dar bedžiotojas esu, biškai, tai tas šautuvas biškai nuovoką turi. Yra spina ir visą kitą. Kvapą irgi žinau. Tai fantastika, įspūdingai. Ačiū labai. Prašom. O šiaip kokia yra norma, per kiek laiko surinkti ginklą? Tai šiuo metu kariuomeniai nebėra normatyvų būtent apie ginklo surinkimą, bet yra taip, kad karys turi gebėti viską išardyti, surinkti, žinoti, ką reikia valyti, žinoti šaudimo metu, jeigu ginklas užstringa, užstrigimas spynos yra tam tikros padėties, ką reikia daryti. Tai tarkim, taip daromės kabinete, tai viskas yra labai gražu ir lengva. Daugiausiai streso būna šaudimo metu, kai šaudykloje su tikrai šoviniais šaudo arba pratybų metu, tada, kai prasideda strigimai, tai treniruojamės, kad karys, baigęs ginkluotės paskaitas, gebėtų jisai toj stresiniai situacijai suprasti, kas įvyko, apžiūrėti ginklą, jeigu reikia išsiartyti, pasišalinti trūkumus ir vėl susirinkti. Tai va, tai atsakant, normatyvų. Bet anksčiau normatyvų buvo, ne, kad kuo greičiau. Tada buvo, bet aš dar netarnavau kariuomenėje. Tai va, dabar yra no stress, susirenkės arba mokėti susirinkti ir išardyti. Tai va. O ausinė nereikia? Ne. Tai čia toks garsas nėra didelis? Nu. Ar rimtai? Renginio dar atšau. Vai čia kokie rimtai, aš jau bijau. Vadiena, virčiai. Gerai, žodžiu trumpai, tai užtaisys, jūs būsite tenai. O kur, čia nenulieksi jie iki Amerikos? Ne, neturėtų. Uždengti karštą kraštą, kad nenudegtų lūpą. Aha. Ir va šio taip va. Aha, jeigu priliesiu, kas liks lūpą. Nu, kad nenudegtų nuo kraštų. Kraujas pieks. Čia dabar atsistoti toje vietoje. Na. Virvutė. Na. A, kamštukai. Bus garsa? Bus. Gers? Kamštukai, va, jeigu kas. Va, čia priekį, va, galva iškiškis. Jo. Smagu, geras garsas. Čia paimki dabar šitą. Va, šitą? Jo, ir traukiai paspausti ir į save. Stipriai. O. Dar biškelį. O, gerai. Pamakavok. Kaip skonis? Kai žinai, po Velykų likę po savaitės kiaušiniai. Va, Sakei, netarnavęs, bet dabar jau kviesim į rezervą mokymus ir, kaip sakant, nieko neatsiliksim nuo mūsų kitų karių. Tai atminimui. O čia jie turi tiek išgerti visą? Čia labai nedaug. Čia labai nedaug. Bet apsivėm jaučiu, ne? Tai va, mes irgi turim iš savęs tokių dovanėlių, kad turėtumėt prisiminimų. Kepurę, maikutę, va, į muziejų, va, labai smagu iš tikrųjų. Va, tau reikia, čia perkinti. Brigados generolo Matijaus Pečiliono artilerijos batalionas. Rokui Baciuškai nuoširdžiai dėkojam už pasidalintą žinias, patirtį, kantrystę. Tauta už laisvę, pabūklų ugnim, pajūris. Very nice. Va trofėja, žinai kur, čia tą trofėją dėsiu prie savo, žinau, tų rimtų trofėjų. Man tokie visokie dalykai labai patinka, tai dar kartą spaudžiu vadas dešinę ranką. Labai malonu. Nu, Rokai. Na? Niega, šarvai, šalms ir lekiam į Dakarą. Nu, Rokai, Na. čia irgi viskas su plokštėm, rimtai, neduodam kažkokią tai lengvą tau daiktą. Gerai, ant turniką.
Sportuoti. Nu, šaumsla ne naujiena jau. Tai dabar galėtų šaudyti, krūtinę neperšauti. Gali pabandyti. Bet matomumą tai nėra daug, ne? Visiškai. Bet kai pradės šovinėlė, kulkos, Jau nebesvarbu. tai bus labai džiugu, nes Tam ir skirta, ne? Kad apsaugot, ne kad matyti. tai mes kalbėsim per mikrofoną Gerai. ir ausinės, jeigu norėsim susišnekėti. Tai čia didelis garsas, ne čia vidai. Jo, labai jinai garsi iš tikrųjų ir ypač jeigu gazuoji, tai jinai ten... Supratau. Jo. Kiek šalmas sveria? Čia yra lengviausias kariuomenės šalmas šiuo metu. Jo. Iš vietos rauna. Kaip kovos mašina jinai yra. Toks kai elektrinis dirba toks. Jo. Kai važiuojama yra vis tiek, važiuoja ne vienas kolektyvas. Tai kas liečia dešinę pusę dažniausiai Pažiūrė, ne? jo praneša, jeigu kažkas. Iš tikrųjų tai dar yra kameros. Yra priekinė ir yra galinė. Tai jinai, jos iš tikrųjų automatiškai įsijungia, kai reikia. Labai gerai. Jaučia tą neveikia tokia minkšta, jinai taip nebereikalo, nes kai važinėjai per, žinai, pusantro, tai yra pusės metro duobes, jinai turi išsilyginti. Jinai turi tam tikras funkcijas, kur jinai automatiškai lyginasi. Tai tas minkštumas nebereikalo yra. Kokie įspūdžiai? Gerai, minkštai važiuoja. Šiaip visai nustebau, kad traukia. Visai neblogai. Tai ką, ačiū tau. Su kuo palyginčiau? Tai čia visai gali daug visokių setupų pasidaryti, tai labai puikiai. Nežinau, ką palyginčiau. Tai, žinai, dar ne visas jėgos čia parodyta. Įdomi, kai, žinai, duobės, dar kažką, žinai, tai nesakė, galit, pravažiumas tai tikrai didelis. Tai va, dabar lekiam lenktyniauti. Kaip Dakare? A mes tikrai nusileisim. Aš išlipsiu, tiesiog noriu parodyti žiūrovų, į ką mes šiandien lemiam. Pravažuose, ne? Tai labai smagu, kad Pajūris pakvietė. Nėra jūros, bet Pajūris vadinasi. Tai labai smagu, kad tokią bazę turit. Daug visko parodėt, sužinojau, surinkti šautuvus. Tai labai faina, kad taip šiltai priėmėt ir galėjom pagazuoti. Manau, kad čia prisiminsiu iš haubicos, kad galėjau, tai turėsiu gražią tokią suvenyrą. Kulką. Negerkit niekada iš haubicos, nes aš nežinau, aš atsigėriau tą nei gurkšniuką atsigėriau, tai bloga tenais, nebloga, bet skonis, tai nežinau, kiek tu visą turit išgerti, tai ten turit po to trysti, vemti, nežinau, kiaušinių niekada gyvenime valgyti. Bet žiauriai fainiai, ačiū, kad taip širdingai pakvietėt. Pečilionio artileristai irgi džiaugiasi, kad nuo šiol, kadangi pasikrikštė iš jų atlikai, jau skaitaisi kaip artileristas ir Pečilionio artilerijos batalionas turi dar vienu artileristų daugiau. Tai šiandien, aišku, yra dar mūsų gimtadienis. Sveikinam visus artileristus, kaip sakant, Pečilionio ir džiaugiamės, kad pats padarei tą tokią nuostabią dovaną, atvykai, papasakojai apie Dakarą, apie save, kariams pats matėjai.
žiauriai patiko, Taip. nuolatinis tas ryšys, mes kariuomenė neturim būti užsidarę Tikrai ne. kažkokie tai nuo visų ten geležiniais veidais, žinai. Taip, visi mes Ne. žmonės, kaip sakoma. Taip, ir mes, mūsų bendradarbiavimas su civiliais, su Bendruomenė lenktynininkais, visa. sportininkais, visom Taip, bendruomenėm yra labai svarbus ir tikrai ačiū nuoširdus, didžiulis Ačiū tau. tau, artileristė. Teresta, ačiū. Rokai. Malonu labai, smagu, ačiū. Nu ką, Hebryta, puikia diena, karšta diena. Tai va, laikas atsivesinti. Defenderis pagaliau atvyko pas mane namo ir galiu Red Bulliuką atsivesinti ir išgerti vasaros metu. Tai visiems linkiu kaip gero skonio ir atsivesinti būtinai. Ir dar vienas dalykas, kad gavau šiandien šauti pajūrio poligonę iš haubicos. Tai ne kiekvienas gali šauti, tai tapau Kaip? Artileristu. Tapau artileristu. Lemba. Kaip? Artileristu. Va šitaip tapau. Ačiū visai kariuomeniai, vadui, žmonėm, kurie padarė šitą šventę. Galėjom papasakoti apie tą karą. Vienareikšmiškai įspūdinga diena. Vieną dalyką noriu vėl jums priminti ir pakartoti. Tai būtinai like, kaip sakoma, pakšt, subscribe. Ir aišku, koment. Ir tada, kuo daugiau jūsų komentuos, kuo daugiau laikins, tuo daugiau subscribins, tuo mūsų komanda labiau norės dirbti, stengtis. Gal pradžia tokia nėra visą laiką lengva, tai pradžiai visą laiką sunku būna, tai norim jūsų kuo daugiau susirinkti. Tai labai smagu, kad jūs stebite, žiūrite, nėra gal ten didelė auditorija, bet jinai tikrai didėja. Tai manau, ačiū jums ir, kaip sakoma, iki greito. Saulė eina išpiešti. Negaliu konstantuoti. Bet galiu. Nespaudai.